Sveiki visi, taigi čia Audrius ir perkamiausias pasaulio automobilis Tesla Model Y. Taigi, šiandien pakalbėsim apie Teslą, apie elektromobilius ir panašiai. Pirmą kartą apie Eloną Muską sužinojau gan senai, kai dar buvau daug jaunesnis, galbūt prieš 20 metų, nes tada dar senais laikais jisai skambėjo kaip vienas iš PayPal įkūrėjų, toliau buvo SpaceX, toliau Teslos era ir štai pagaliau priėjau iki išbandyti unikalų automobilį. Šis Model Y yra perkamiausias modelis pasaulyje. Šiek tiek jau pavažinėjau su juo, tai labai įdomus automobilis, kuris nei lengvasis, nei toks pilnai džipas, sakykim, toks šeimininis universalas. Pas jį yra baltas salonas, kuris man būtų nekoks, nes aš labai greitai jį išpurvinčiau. Baltas labai gražiai atrodo, bet jis labai greičiausiai purvinas, nežinau kaip valymas, priežiūra, bet tiesiog taip yra. Automobilį pasiėmiau Teslos centre, kadangi turiu kelias svajonės, vienas iš jų Tesla Model Y ir yra ir kitų toj servizo vietoj. Kaip bagažinė, pasižiūrėkim bagažinę. Bagažinė gan didelė, sakyčiau, kokio nemažo universalo, ypač nulenkus sėdynės dydžio. Automatiškai užsidaranti, viskas vietoj. Šiaip mašina labai patogi, labai gražiai važiuoja, pakaba įdomiai dirba, įsibėgėjimas labai geras. Aš jau važiavau kelis kilometrus, čia netoli yra Tesla servizas, čia oro uostas ir ką galiu pasakyti, iš vietos ar aplenkimo akceleracija, greitis, tai yra kažkas nepaprasto, antgamtiško, tai yra wow, aš niekada nesu vairavęs tokio greito automobilio, kuris taip greitai loštų prie sėdynės. Aišku, esu bandęs ten 3 litrų Mercedesus, ten BMW visokius, bet taip kaip Tesla, tikrai niekas pasaulyje neprilygsta. Galbūt prilygsta, aišku, ten Lamborghini, Bugatti automobiliai, bet tokį paprastą ir praktiškai šeimininį automobilį realiai sunku surasti. Taigi pažvelkim į vidų, kas viduj ir pakalbėsim plačiau. Viduj matome nuostabias baltas sėdynės. Labai gražiai atrodo, bet aš nežinau, kaip jos tikrai galima būtų naudoti, nes tikriausia po kiekvieno pravažiavimo tektų plauti, bent jau, sakykim, čia Bergene, oras, kur dažnai lyja, tikrai geriau galbūt rinktis tamsų. Ir aš pats matau, kad jeigu aš visą laiką svajojau apie šviesų automobilį, šviesaus salono automobilį, bet čia tikrai rinkčiausi tamsesnį. Visas automobilio valdymas vyksta platformoje, visiškai, jokių mygtukų daugiau nėra nieko. Yra tik tai, va čia, kas matote, atidariau, bet nemoku uždaryti. Bet nieko, užsidarys gal pats. Labai geras dalykas yra 2 telefonom pakrauti pakrovėjas. Labai gerai laikosi, prisimagnetina ir visa kita. Medžiagų kokybė, sakyčiau, tokia gal vidutinė ar aukštesnė, gal aukštesnė nei vidutinė, tokia malonu šiaip važiuoti. Labai toks
jaučiasi, kad tai yra ne vidaus degimo variklis, jaučiasi, kad spaudė ir eina ir toks reaguoja visą kitą. Kas nustebino, labai gera aparatūra, iš tikrųjų gerai groja, gražiai groja ir labai daug funkcijų yra, nejungsiu, kad paskui YouTube'as nereikėtų ten visokių straikų, dar visokių, nes vos tik įdedi kažkokią muziką, vėl vis prisikabina. Taigi, apsėsim be muzikos. Šiaip labai malonu liesti, labai faina, bet matau, kad tikrai baltas salonas yra ne man. Labai gražus, bet tiesiog ne man. Pati Tesla, anksčiau daug kas skųsdavosi jos kokybę, bet dabar su metais yra labai geras automobilis, tikrai yra toks, sakykime, aukštesnės klasės automobilis, kuris skirtas dabar vidutinės ir aukštesnės pajamas skirtiems žmonėms. Nors šis modelis dabar yra su labai gera nuolaida ir bent jau Norvegijoje kainuoja 398 tūkstančiai, kas būtų apie 38 tūkstančiai eurų. Ir tai yra, sakykime, Ford Focus lygių, netgi Ford Focusai yra brangesni. Model 3 iš vis nuo 300 tūkstančių prasideda nuo 29 gal tūkstančių eurų. Čia Norvegijoje, kaip Lietuvoje, aš nežinau. Tiesiog aš pamačiau vakar, kad tai yra nuolaida labai gera ir iš tikrųjų svajoju automobilį gerą aukštos klasės, bet aš manau, kad tai yra biškį ne man, nes baltas salonas yra, nepraktiškas, labai gražiai atrodo, faina, smagu, iš tikrųjų ir keista, nes trūksta visų tų mygtukų, trūksta visko ir aišku, trūksta ir supratimo, va, kaip jis užsidaro. Yra 2 puodelio lakikliai, kas čia, labai daug vietos iš tikrųjų, čia, va. Šiaip labai rimtas automobilis, iš tikrųjų pats galvojau, kad tai bus blogesnės kokybės, labai faino, tikrai patinka, buvau skeptiškesnės nuomonės, bet tai yra tikrai super automobilis, iš tikrųjų. Tik tai galbūt biškį per mažas man, gale vietos jau trūktų ir būtų sunkiau sėdėti ir visa kita. Taigi gal pasižiūrėkim, ką čia galima pasižiūrėti. Ekrane yra šitas navigacija, labai daug muzikos pasirinkimų, labai daug, viskas yra. Čia nesigilinsim, nes matau, kad savo nepirkčiau tokį automobilį, nežinau kodėl, tiesiog sėdžiu ir jaučiu, kad tai ne mano automobilis, kad galbūt reikėtų pavažinėti ir priprasti, bet tiesiog galbūt reikėtų pabandyti Model S, nes tai šiek tiek per mažas, taigi keliamės į bagažinę ir pažiūrėkim, kas ten yra gale. Gale, matote, gan taip mažoka vietos, mano ūgis 1,95 m, tai čia sėdžiu aš, man gal galėčiau dar netgi ir atgal pavažiuoti, tai vietos šiek tiek trūksta ir sakau, įlipus matosi, kad per mažas tai automobilis, biški šiek tiek man, galbūt kiti mėgsta tokius dalykus, bet man šiek tiek norisi toks daugiau erdvės ir man smagu, kai ir gale. Aišku, su šeimai, su vaikais, mažesniais žmonėm iki 1,80 m čia labai puikiai galima sėdėti, 4, netgi 5 galima laisvai keliauti ir nematau čia jokios problemos. Tiesiog aš gal šiek tiek didelis išaugau. Šiaip mašina yra labai, kiek visur matau, toks padaryta iš tikrai kokybiškų dalykų, iš kokybiškų medžiagų ir malonu liesti, malonu naudoti. Ir aš esu naudojęs kinietišką automobilį Maxus ir ten tikrai buvo visiškai pigus plastikas, kur viskas tarška, barška. Su šita malonu važiuoti, malonu kažką daryti. Labai faina, labai smagu. Tikrai labai fainas automobilis ir
šiek tiek netgi nuliūdau, kad jis man netinka ir per mažas, nes, nu, blemba, iš tikrųjų norėčiau tokio mašinos, bet jis šiek tiek per mažas. Ir dabar parodysiu dar gale, kiek ten vietos yra. Ir pamatysite patys, kad tai yra toks vietoj šeimyninio universalo. Tikrai gan padorus automobilis. Nežinau, kaip Lietuvoje kainų, kaip su logistika, bet čia Norvegijai gan patogu. Taigi tokia va bagažinė. Jo, man nesusidraugavau aš dar su jie. Iki čia eina, koks metras, tai tarkim kažkokia šeima su vaikais laisvai gali keliauti ir labai padorus automobilis. Yra tų greito krovimo stotelių, per 15-20 minučių pasikrauna apie 70-80% ir to tikrai pakanka, kad keliauti, sakykime, Lietuvoje tai išvis pilnai. Kaip ir minėjau, nuvažiuoti 450 km, tai Lietuvoje net nelabai yra kažkur tokių atstumų iš tikrųjų. Pasikrovus vis tiek, netgi jeigu benzininis automobilis, reikia jį papildyti degalais, o čia užtenka pasikrauti 20 minučių ir vėl galima važiuoti apie 200-300 km, tai jokių problemų nesukelia. Ir manyčiau, tai yra tikrai labai šaunus automobilis. Tikriausiai ne veltui, jis yra vienas iš perkamiausių pasaulio automobilių, ne tik iš elektrinių, bet apskritai visų. Ir dabar aš suprantu, kodėl tai yra labai dinamiškas, labai komfortiškas, labai patogus automobilis. Taigi, mano pirmoji tokia trumpa apžvalga apie automobilį. Aš norėjau apžvelgti daugiau ir plačiau, bet aš turiu tik tai valandą su juo, tai tokia trumpa apžvalgėlė, jeigu bus kažkokia galimybė dar kažką pasiimti ar ilgesniam laikui, aš būtinai įkelsiu daugiau video, dar kažkokią papildymą padarysiu, ar padarysiu atskirą laidelę tokią, ar jeigu išeis kinietišką pasiimti, sulyginti, nes tikrai yra ką sulyginti labai, sakykime, mane sužavėjo šitas automobilis, netikėjau, kad tokia gera kokybė, kad taip gerai važiuoja, kad komfortas ir visa kita. Nežinau, kaip jie tarnauja, kaip ten gedimai visa kita, bet pats važiavimas, komfortas, visa kita yra kaifas. Taigi, šiam kartui tiek, ačiū Jums labai ir iki greito, iki.